Sveiki visi, šiandien pirma diena, ruošiamės kelionė, laukiu Nerkos, tikrinamės ar viską susidėjom, ar komplektėlis pilnas, ar drabužiai visi batai sudėti, kojiniai, šliurės, dantų šepetukai. Ir vieną dalyką tokį pamiršau, blemba galvoju, būna tokia viena liga tokia, chuligankų pečiuko vožtuvas prakiūra. Ir sakau, gal reiktų įsimesti, einu pasižiūrėsiu, paieškosiu jo aš. Ir laukiam Nerkos toliau. Žodžiu, einu pasižiūrėsiu. Domai? O tu tą vamzduką radai, kur sakėjai? Dar ieškau šio. O, čia tu filmuoji, ne dabar? Jo. Ai, tai filmuoju, sveiki sekėjai. Žodžiu, aš Nerijus. Užsukau pas Domą, Valcas garaže. Jeigu kas dar nežinot, tai Domas gamina visus mazgus iš geležies, seniai modeliam, akumuliatorių vietas, visokius kišenės, dugnus ir taip toliau. Domai, o tu gamini slyvom ar ne dar? Slyvom gamina. Jo, tai vad biškį ir slyvom gamina kažką. Tai viską klauskit, Valcas garažė, viską jums atsakys. Aš noriu tą vamzduką surast pas tave. Bet jeigu nerasim, tai nusipirksim tada. Kažkur naują gal pakeliui. Tai nežinau, žinok, nerandu. Tai jeigu nerasim, tai nusipirksim naują. Paieškom? Ieškom. Vieną kažkokį aliuminį radau. O tu gaminai Batmaną dugnus jau ar nėra? Batmanai dar jiems reikia gamybos. Tai žodžiu, tą vamzdelį, jeigu paskui nerasim, tai nusipirksim naują. Dar žinai, ko reikia? Ai, bet aš tokį pasėliau. Jeigu pasikrauti, žinai, pačiam powerbankui pakrauti. Ai, tai čia, tiesa. Tai va, hebra, žodžiu, mes dviesi, kaip sakant, nutarėm prasilėkti, truputį dar ieškom detalių čia. Startuojam iš Kauno. Šį kartą važiuosim į Rygą. Šiandien bandysim pasiekti Rygą kažkokiu būdu. Nežinau, kaip seksis, matysim. Kaip seksis, matysim. Žodžiu, varom ura, kaip sako. O tu kalendorių pralošį kažkam ar ne dar? Dar pralošim. Kada praloši kalendorių? Tai šiandien pralošim. Tai gerai. Tai žodžiu, pralošim kalendorių. Aš negaliu laimėti ir tu negali laimėti, kažkam kitam pralošim. Jo, mes turim kalendorių, dar likę čia 2-3 kalendoriai, žodžiu, padovanosim sekėjam, subscribinkit, kasdien po kalendorių pamaitinsim kažką. O dar tu sakai, man į sandėlių išrašysi kažkokią tai kepurę ar tai maikutę Valco? Jo, išrašysim. Išduosi. Išduosim, kaip armijų išduosim. Gerai. Viskas ką hebrytė. Einam į mašiną ir... Pasimatysim tikriausiai dabar... Kelyje kažkur. Kelyje, gal greičiau dar jo. Kažkur dar gal kelyje. Stosim dar į degalinę, pasitikrinsim orą, slėgį, kurą, žodžiu, viską susipilsim, ką reikia ir lėksim. O taip, išaušo tą dieną pagaliau. Laukiam. Jo. Kelionė tokia buvo. Biškai... Labai bijom, bus lietaus, daug labai orai buvo prasti. Bet orai šiandien geri. Tai va. Išgirdo. Negeriam, o važiuojam pasivažinėti. Gerai. Kol kas iki. Tai va, hebra, judam link Panevėžio jau, išsukom iš magistralės šitais lietuviškais labai gerais keliais, taip smagu važiuot, tiesiog važiuoklę suėda negyvai. Tai va, nu nežinau, čia tas kelias link Panevėžio, tai tragedija grįda. Gerai, kad mūsų dabar darbinės chuligankės, tai jos yra šiek tiek aukštesnės negu išeiginės. Tai va, žodžiu, lėkiam tolyn. Judam link Panevėžio. Stabtelsim kažkur užkast ir šiandienos tikslas privažiuoti prie Rygos arba įvažiuoti į Rygą. Nu, matysim. Judam tolyn. Ką, sustojom truputį
pailsinti šlaunis, Parūkyt. parūkyti, žodžiu, buvo veiksmo, ne? Kas dar kada buvo, kas jau šoko ant tavęs, blėt. Nieko labai nebuvo, stipriai kažkoks akmenukas biškį patakė langą, bet nedidelis. Nieko, išgyvensim. Gaila, aišku. Net neįskėlė beveik, labai taip lengvai patakė. Kelias blogas, daug visokių žemių, dulkų, akmenų. Nu, sakau, čia tas Panevėžio kelias, tai yra Pečiaus kelias. Tai va, sustojom čia į stasinę. Eisim užkas kažką biskį. Tai va, pasistiprinsim ir toliau judam. Ką, hebrytė? Pavalgėm, pasisotinom dabar 3 valandos kelio liko. Užsibukinom viešbutį, žiūrėsim kaip čia bus. 3 valandos kažkaip, 3 valandos. Artėjame prie sienos. Būsime jau Latvijoje. Kaip ir užuodžiu sieną jau Latvijos. Galima jau žengsim į Latviją. Kiek atsimenu, čia senokai važiavau, pernai gal buvom Latvijoje E30 mitinge ir šįmet jie nieko neorganizuoja, žodžiu, labai gaila. Tenka patiem važiuoti pas juos, prasivažinėti. Tokie reikalai. Nu va, Latvija. Įvažiavom į Latviją. Kuras Latvijoje pigesnis 20 centų kažkas. Žiauru. Čekautinam, tai yra atvažiavom.
pakelimą, tu daryk, vidinio pakilimo. Gal reikėjo tašes pasimti? Tai vis tiek eisi nankimą. Ką jis jau? Tai iš to negulsi, tai leisi malaus šis. Hello. Hello, we are in the lift. Čia parodyk checkpointą. Checkpoint. Ką, žodžiu, atvykome į Latviją pagaliau, viešbutuką užsibukinom nebrangiai, kem 6 eurukai tik tai, kaip 2 per pusę, tai čia analaus daugiau išleisime, ką ne? Čia kaip už ačiū. Kaip už ačiū, žodžiu, tai einam Mes įsikursim. nevažiuojam. Kodėl? Pakilt. Nereikia šito bus. Paspaus, čia darysis darbas. Pralavėmės atvažiavę gal. Tai kol mes nevažiuojam. Problemų su liftu, čia mes atvažiavę iš rajono. Tai va, hebra, einam į kambariuką pasižiūrėsim. Iš karto daryk šitą. Video daryk iš karto. Apėjom tu traukom, dabar jų. Viskas įjungta? Kuris kambariukas? Einam ieškoti šito 4. O, Šito 3. Čia. va. Tai čia dėlė, va, vietoj. Po kairiai. O, čia dabar tik kartelė. Kart. O, technologija. Žiūrėkit, ponas. Kaip žiūrėk, čia kalendorius ilgiau. Nu ką, čia gautas? Kiš kortelė va. Nes nebus šviesos be kortelės. Taip. Šviesa, tebūnė šviesa. Tebūnie šviesa, hebra va. Kem 6 eurikai. Su Puiku, puiku, seifas yra viskas. Televizija on, Su vaizdu į... vaizdu Į kažkur. į kaminą. Į stogą. Į stogą. Bet žiūrėk, kaip užsandarinę plagiojančiam grindim stogų plyšius. Zaibys. Bet viskas čia. Viskas liuk. Tai aš jau, kur tu ten lieki? Tai... Tau tinka ten lieki? Man nesvarbu. Tau gerai čia? Tai aš, kad čia jau, tai čia tada lygu. Nu viskas. Pažiūrim, kaip čia veiksmas. O, trupučkia. Mėlynas sėdvytį. Čia 3 žvaigždutės. Liuks, viskas liuks. Čia viskas puiku. Viskas, kuičiamės einam į miestelį.